kaip patogu ant melo mes užmigom. Liga prasidėjo mūsų vasarą, Liepos mėnesį, netikėtai, staigiai. Iš pradžių galvojo, kad plaučių uždegimas, tačiau greitai patvirtino leukemiją ir pradėjom žengti gydymo keliu. Tai taip iki šiol ir gyvenom, ligoninė, namai. Sunkiausia galbūt pati pradžia buvo, ta prasme, sužinoti diagnozę ir kai tu nežinai, kas tavęs laukia, dabar net ašaros kaupėsi atrodo. Tai ta pradžia buvo tikrai sunki. Kažkaip po truputį viskas, kai pradžioje atrodo viskas baisu, nes tu nieko nežinai, o paskui žingsnis po žingsnelį, darai tą, ką gydytoja liepia, kaip sako, džiaugiamės šią dieną, kad viskas gerai, į ateitį kol kas nieko neplanuojam, tiesiog jeigu šiandien gerai, vadinasi, šiandien yra gera diena. Tai kažkaip po truputį, kai susitaikėjau su ta mintim, su diagnoze, tai tiesiog ir ėjom to keliu. Aišku, buvo sunkiau, buvo lengviau, bet kai vaikas jautėsi gerai ir gerai reagavo į vaistus, tai tada automatiškai ir mano nuotaika gera yra ir kažkaip nepasiduodi neigiamo mintim, galvoju, kad viskas bus gerai. Pradžioj, atsimenu, Živilė padavė man tą lapą, pasižiūrėjau ir dar matyti irgi nebuvau susitaikiusi ir su ta diagnoze ir negalvoju, nepildysiu, yra kam tikrai labiau reikia, padėjau aš tą lapą ir jis kurį laiką buvo pamirštas, bet paskui Kamilė pati sužinojo, kad yra lapas, kad yra svajonės ir mama sako, kas čia. Ir sakau, tai Kamilytė, tu turi kokią nors svajonę? Ir sako, taip turiu. Ir sakau, gerai, užpildysim tada. Tai atsisėdom kartu, prisiruošėm, užpildėm. Ir labai paspirtuko laukė, labai nekantravo. O dėl Vokietijos, tai kadangi mes praeitą vasarą planavom važiuoti, buvo viskas suplanuota, nakvynės parengtos ir Kamilė labai laukė jos. Tačiau likus 2 savaitėm iki išvykimo mūsų sužinom diagnozę ir teko viską atidėti. Dar Kamilė ilgai nesusitaikė su to, nes ir sesutėm pasakojo, kaip čia važiuosim mes į Vokietiją ir sakau, ne Kamilytė, bent jau šiemet nevažiuosim. Tikrai nuoširdžiai noriu padėkoti Herojaus mokyklai, visam kolektyvui, prisidėjusiam prie mūsų svajonės išsipildymo. Tokia graži iniciatyva ir tikrai nudžiugina vaikus ir manau, kad tai yra prasmingas darbas. Taip pat dar norėčiau padėkoti, aišku, visam ligoninės personalui ir taip pat ačiū Rimanto Kaukėno fondui, visiems nariams, savanoriam už tas veiklas ligoninėje, nes Kamilė jų laukdavo, labai laukdavo ir net nenorėdavo į namus išvažiuoti, jeigu žinodavo, kad atvažiuoja ir bus kažkokia veikla. Tai ačiū ir sėkmės. Ką tik aplankė nuostabią mergaitę Kamilę, kuriai nuvežėm ne tik tai rožinę knygą, kažkuriam iš jūsų labai ačiū už aplenktą rožinę knygą, bet ir pakalbėjom apie dovanas, svajones, kurias būtent šios knygos ir šitą akciją galėtų išpildyti. Tai labai smagu, linkim Kamilei nuostabaus laiko Vokietijai, svajotai Vokietijai. Ir dar labai gera matyti, kaip tokie maži dalykai, kurie telpa į ranką, tai yra popierius, knygos, kurias pačiupinėjo turbūt dabar jau pusė Lietuvos, atneša tiek džiaugsmo tokiem mažiem, bet kartu ir labai dideliem žmonėm.